Labadiena, ar galite prisistatyti? Galiu, Rimantas Daugelavičius iš biochemijos katedros vedėjas. Galite papasakoti, kokius jūs dalykus dėstate studentams? Na, šiaip ir savo gyvenimą daug įvairių dalykų esu dėstęs, bet šiuo metu dėstau ląstelės biologiją, dėstau biochemiją, dėstau dalį mikrobiologijos ir magistrantams dar dėstau membranas ir bioenergetiką. O ką jums teko studijuoti prieš tampant dėstytoju? Na, aš esu baigęs Vilniaus universiteto chemijos fakultetą ir kaip pažiūrėjus į diplomą, ten parašyta chemikas dėstytojas, bet iš tiesų ne visiškai taip, nes tais laikais biochemiją galima buvo studijuoti tik tais Maskvos ir Leningrado universitetuose. Ir Vilniaus universitete buvo tokia pogrindinė biochemija, kuri buvo vadinama gamtinių junginių chemija. Bet tai buvo pilna programa ir mokėmės ir tai, ko mokosi biologai, ir tai, ką mokosi medikai. Žiūrėjau, pagal tą, sakyčiau, pilną biochemijos programą, tai šiaip jau esu biochemikas. Būtent Vilniaus universiteto biochemikas, taip galiu pasakyti. Ar kada nors galvojate pakeisti specialybę, ar galbūt norėjote studijuoti ką nors kitą? Kartais, kai kažkas nesiseka, ėmiau galvot, galbūt reikėjo kažką kitaip daryti. Bet šiaip aš esu, kaip sakyti, širdį chemikas, labiau negu kad biologas. Aš manau, kad iš biologija tai yra tas mokslas, kurį galima mokytis bet kurio amžiaus būnant. Nes jeigu dabar paimti Lietuvoje tuos garsiausius biomokslininkus, tai daugelis jų yra gryni chemikai arba netgi gryni fizikai, biologijoje jie tiesiog išmoko. Universitete žmogus mokosi 5-6 metus, o po to visą likusį gyvenimą. Tai visada pabaigus kokia ten bebūtų specialybė, kaip gyvenimas tave numeta, į kokią sritį, tu ten tiesiog paskui savarankiškai mokaisi. Tas pradinis išsilavinimas, tai jis yra tik pradžia. Ir nuo to tu pradedi, o paskui tu pats save kuri tiesiog. O galbūt jūs norėtumėte perduoti kokius nors linkėjimus tiem patiems studentam ar galbūt net norintiems tapti studentais? Kaip sakė, kiekvienam žmogui reikia individualiai linkėti, nes kiekvienas žmogus skirtingas. Ir vienas ateina iš mokyklos, jau ateina, jis labai orientuotas, jis labai motyvuotas, jis tikrai žino, ko nori. Kitas ateina, įstoja į tokią specialybę, nes ten kažkas jo draugas kartu stojo, tai galbūt mažiau blaškytis tiesiog. Geriau suprast, ko tu gyvenime nori, kas tau patinka, kas tau nepatinka, o tai svarbu iš tiesų, kas patinka, nes jeigu tu imsi dirbti, kas tau nepatinka, tai bus kančia, tu kankinsies tiesiog, o jeigu tu kankiniesi, tai iš to naudos nedaug yra. Tai tiesiog, kaip sakyti, suras save ir būtų gerai, kad kuo greičiau. Labai jums dėkoju už pokalbį.